Sveiki atvykę į dar vieną epizodą ir šiandien nagrinėjom, ką daryti, jeigu galiu investuoti tik 100 eurų per mėnesį. Vėl, kai kuriems šita suma yra labai didelė, kai kuriems šita suma yra labai maža, bet idėja labai paprasta yra parodyti, kokie būtų patys efektyviausi žingsniai iš mano pusės, jeigu situacija leistų investuoti tik 100 eurų per mėnesį. Dabar, kaip visą laiką, mes turime pradėti pirmiausia nuo tikslo, tada nuo laikotarpio, to vadinamo horizonto ir nuo dabartinės situacijos analizės, kad galėtume iš tiesų įvertinti tą situaciją teisingai. Tai jos kažkiek būna visą laiką unikalios priklausomai nuo žmogaus, bet aš pasidalinsiu iš savo pusės įžvalgomis ir galbūt padės jums, taip sakant, pamatyti, į ką reikėtų atsižvelgti pačioje pradžioje ir priimti informuotus sprendimus. Greit priminsiu, kad čia yra Dividendų eksperimento kanalas, aš jį sukūriau prieš 4 metus ir dalinuosi edukacinę video medžiagą apie investavimą, pinigų įdarbinimą, skolų grąžinimą ir apskritai kaip geriau finansiškai priimti sprendimus ir kaip pasiekti finansinę nepriklausomybę ir finansinę laisvę. Čia irgi du kertiniai skirtingi momentai. Vėl, pats esu investuotojas jau ne vienerius metus, nuo pirmos investicijos padarytos 18, apskritai apie pasyvias pajamas išmokau gal 13-14 metų. Tai šioje vietoje tikrai turiu patirties ir turiu nemažai pačių portfelių, kuriais irgi dalinuosi per nuorodas aprašymę, tai jeigu norėsite užsukti pasižvalgyti, pirmin, taip sakant, lengvai pasiekiama informacija. Gerai, pradėkime nuo pačios pradžios, tai reiškia nuo tikslo. Aš visą laiką sakau, kad tikslas standartiškai turėtų pats pradinis būti, susitvarkyti dabartinę situaciją, o jeigu jau jį yra sutvarkyta ir šitam video priimsim, kad jį jau yra sutvarkyta, tai turime finansinę pagalbę, valdome biudžetą, neturime brangių skolų, turime tam tikrus saugiklius kaip finansinė pagalbė, tam tikri galbūt draudimai priklausomai nuo mūsų, sakykime, situacijos. Pati pradžia ir bus, taip sakant, pirmas tikslas susitvarkyti finansinę pagalbę, jeigu jį jau yra sutvarkyta. Sekantis toks ilgalaikis tikslas ir aš tikrai paskatinsiu turėti tam tikrų milestone'ų keliaujant iki tenais, bet čionais bus tikslas žiūrėti, kad mes galėtume pasiekti finansinę nepriklausomybę. Tai dabar pagal paprastus pavyzdžius šiam video mes sakysim, kad mūsų tikslas yra padengti būtinas išlaidas. Ir dabar būtinas išlaidas pas kai kurios žmonės yra 500 eurų, pas kai kurios žmonės 1500 eurų ir pas kai kurios dar ir daugiau. Tai aš imsiu labai paprastai šitų video serijų pusiai tam tikrą specifinę sumą, kurią galite pasiskaičiuoti ir patys savarankiškai, bet šiam pavyzdžiui aš sakysiu, kad 1000 eurų yra mūsų tikslas ir mūsų tikslas yra ne tai, kad tiesiog pasiekti tam tikrą pinigų sumą, kad mes galėtume po 1000 naudoti ilgą laikotarpį. Mūsų tikslas yra pasiekti tam tikrą sumą, kuri užaugtų per 1000 per mėnesį. Tai įsivaizduokite dabar tokį didelį indą, į kurį pripylėte vandens. Ir dabar, jeigu mūsų investicijos toliau auga, sakykime, vanduo pildosi, mes nuiminėjom tik viršų, mes neliečiam pačio to indo, kuriame yra vanduo. Tai šiuo atveju mūsų kapitalas yra toks didelis, kad jo gaunama grąža yra pakankama suma, ką mes atgauname atgal. Tai dabar, kad išsigryninti šitą vietą, tai mes žinom magišką investavimo formulę, taip sakant, finansinės nepriklausomybės formulę, kart 282,35, tą sumą, kurią mes norime gauti per mėnesį. Tai jeigu aš sakau, kad aš noriu uždirbti 1000 eurų per mėnesį iš savo investicijų, mes padauginu iš 282,35 ir gaunu 282 350 eurų. Tai jeigu mano investicijose bus 282 350 eurų, aš per mėnesį su konservatyvia grąža galiu atgauti atgal labai paprastai tuos pačius 1000 eurų tiesiog nieko nedarydamas. Čia jau yra finansinė nepriklausomybė. Dabar aš renkuosi, ar aš iš tiesų noriu, sakykime, investuoti daugiau, galbūt nebedirbti, galbūt kažką kitko, tokį side hustlą pradėti, galbūt savo verslą pradėti kurti, bet kas, čia jau yra finansinė nepriklausomybė. Nes būtinos išlaidos bus padengtos. Tai dabar, jeigu šitą vietą jau išgryninam, sekantis dalykas, ką turi išgryninti, yra, ar suma tikrai logiška. Tai daugelis investuotojų arba pradedančių investuoti išsirenka tą 100 eurų, nes tai yra komfortiška suma, nepriklausoma nuo jūsų atlyginimo. Dabar, jeigu jūsų atlyginimas iš tiesų yra 1000 eurų ir jūs atsideda 10%, tai būtų gan logiška suma. Jeigu jūs uždirbinėjat, sakykime, 1100, tai 10% taisyklė čia galioja, bent 110 eurų turėtumėt sugebėti atsidėti. Jeigu jūs atsidedat, sakykime, 100 eurų, bet uždirbinėja 2000, tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad jūsų suma ne visai logiška ir galbūt reikėtų peržiūrėti biudžetą ir pasižiūrėti, galbūt galite investuoti didesnės sumas. Dabar, jeigu jūsų investicija yra, sakykime, tas 100 eurų, bet jūs uždirbate 900 arba 800 arba ten 600 eurų, tai pirmas dalykas, super stipri situacija per tą prizmę, kad jūs sugebate turėti labai mažas išlaidas, bet yra sprendimų, kurie padėtų greičiau
greičiau įdarbinti savo, sakykime, laiką už didesnę sumą. Tai reiškia, mes ieškosim būdų, kaip pasididinti atlyginimą. Gerai, iš investicijų pusės. Šokam truputį į pasirinkimą ir aš visą laiką sakau, kad mano 2 mėgstamiausi ETF-ai yra Visas pasaulis, VWCA ir VUAA, kas yra S&P 500. Compare selection in detail. Va. Gerai, tai pirmas yra FTSE All World, antras yra Vanguardo S&P 500. Tai visas pasaulis yra realiai tas, kas ir, ką jis įvardina, tai yra viso pasaulio ETF-as, mes turime didelį kiekį akcijų, didelį kiekį biržų. VUA yra top 500 Amerikos. Amerika yra kitokio tipo žvėris investicijų pasaulyje ir mes fokusuojamės būtent į tik Amerikos pusę. Tai vėl tokie verslai kaip Apple'as, Tesla, Nvidia, Microsoft'as, jie nėra tik Amerikoje, jie eina per visą pasaulį, bet jų fokusas yra vis tiek dar vis iš Amerikos pusės ir čia yra argumentų ir vienai pusė ir kitai pusė. Tai jeigu manote, kad Amerika išliks ilguoju laikotarpiu stipri ir stiprės bendrai iš savęs, VUA gali būti labai paprastas pasirinkimas, nes jūs vienu kartu investuojate į 500 stipriausių Amerikos verslų. Jeigu jūs galvojat, kad gal ir ne, visas pasaulis yra ramesnis, čia bus didesnė diversifikacija, bet standartiškai mažesnė grąža, nes visas pasaulis fokusuojasi į 50 skirtingų ten pasaulio šalių ir 3,5 skirtingų pasaulio akcijų. Tai pasižvalgykim truputį išsamiau. Tai paimtas, pavyzdžiui, 1 metų, paimkim 3 metų laikotarpį, tai S&P 500, taip sakant, lenkia per 20%. Kaip matot, mėlynas grafikas S&P 500, oranžinis grafikas visas pasaulis. Ir šitoje vietoje čia per daug nepasukčiausit, standartiškai bus ta situacija, kad Amerika laiminės, nes jį labiau koncentruota, jeigu pati ekonomika ir toliau auks šioje sferoje. Dabar abi investicijas galima pasiekti už lyginamai mažai. Turto valdymo mokestis S&P 500 mažesnis, bet realistiškai jūs kalbat, jeigu investuoju 1000, man tai kainuoja 2,20 € per metus, o čia 70 centų per metus, tai yra mažos sumas bendrai paėmus. Yra ilgalaikis pasirinkimas, abudu yra accumulating tipo, tai reiškia, mes mokėsim mokesčius tik tada, kai parduosim. Fact sheetai prieinami ir čia galite sužinoti daugiau informacijos. Aš tikriausiai ką dar akcentuočiau, kad matot, kad pas vieną yra beveik 500 kompanijų, pas kitą 3600 skirtingų kompanijų, nors top pasirinkimai, Microsoft'as, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, kas yra Google, Meta, vėl Alphabet kitos pusės, truputį skirtingai, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Taiwan, nebėra čionais, Broadcomas egzistuoja irgi. Tai jūs turite labai panašią struktūrą top 10, tai abudu juos kartu dėti būtų neprotinga, bet arba vienas, arba kitas būtų labai paprastas. Dabar, jeigu norėtumėte pradėti investuoti, tai labai paprastai atsidarote vertybinių popierių sąskaitą ir galiu parodyti, kad S&P 500 eksperimentas, kur aš 2 metus beveik jau investuoju po 100 € į mėnesį, šiuo metu mums atnešinėja apie $900 pliusą ir sėdi 30% pliuse. Čia realiai, aš perku tiesiog tą patį VUAA, jūs šiaip šį portfelį galite sekti kaip ir kiti žmonės. Jeigu aš renkuosi viso pasaulio investicijas, tai šioje vietoje grąža biški mažesnė, mes kalbam, vėl aš pardaviau VWRD ir perkeliau viską į eurų poziciją, bet galite matyti, kad čia 3700, o čia 3850. Tai per 2 metų investiciją mano tas turto skirtumas yra apie 150 €. Tai aš standartiškai tikėčiausi iš S&P 500 ilguoju laikotarpiu apie 10% grąžos, o iš to paties viso pasaulio apie 8%. Tai jeigu aš žinau, kas tai per investicijos, dabar sekantis dalykas yra pradėti ir pasyviai tęsti savo investavimo kelionę. Reiškia, aš nenoriu šitoje vietoje, kad iš tai reikalautų iš manęs laiko. Išsirinkau vieną fondą, išsirinkau kitą fondą ir aš tiesiog ilguoju laikotarpiu pradedu atsidinėti. Dabar, jeigu aš tiesiog atsididinėsiu 100 € per mėnesį su 10% grąža, tai man užtruks kažinais 282, 32,5 metų tam, kad aš pasiekčiau mano norimą 282 000 grąžą. Jeigu aš įmu su 8%, tai galite matyti iš karto, kad man užtruks 37-38 metus kažkur tai tame tarpe. Tai argumentas čia yra
pradėti didinti ne procentus, o pradėti didinti metinės įmokas. Daug lengviau yra padidinti savo investuojamą sumą per 100 eurų, negu iš mūsų pusės šitoje vietoje sakyti, kad aš noriu dvigubai didesnių rezultatų. Nes pažiūrėkite, jeigu aš seku su 200, sakykime, ir 10% grąža, tai man reikės 26-27. Aš iš karto nukirpau virš 5 metų vien todėl, kad padidinau savo investuojamą sumą per 100 eurų. Tai yra lyginamai dar lengviau pasiekiama situacija. Tai sekantis dalykas, ką aš turėsiu daryti šitoje vietoje, yra tobulinti savo žinias. Ir čia labai padėtų nemokama edukacija. Tai šitas kanalas yra sukurtas per tą prizmę, kad aš noriu parodyti, kaip galite pradėti investuoti ir atsidėti pinigus. Ir pačioje pradžioje tai neturėtų būti kažkas, į ką investuojate labai daug laiko, tai turėtų būti pasyvi investicija ir jūs investuojate laiką į savo žinių tobulinimą tam, kad pasiektumėte bent vidutinį atlyginimą Lietuvoje. Tai vidutinis atlyginimas Lietuvoje šiuo metu yra 1300 eurų į rankas. Tai 1300 eurų yra kažkas tikrai, sakyčiau, daugeliu žmonių pasiekiama ir tai turėtų būti pirmas tikslas. Kai jūs pasiekėte šitą, tada jau žiūrime, kaip galime tobulinti savo žinias ir lipti, taip sakant, netgi aukščiau karjeros laipteliais arba atlyginimo prasme, galbūt susirasti tam tikrų side hustle, tam tikrų papildomų pajamų šaltinių ir investuoti dar didesnės sumas. Bet pirmas tikslas bus nesižvalgyti per daug į būtent tą investavimo pusę su savo laiko pusę ir labiau žvalgytis į tą prizmę, kad mes norime padidinti savo atlyginimą. Nes pagalvokite dabar taip. Sakykime, jūs sugebat aplenkti Warreną Buffettą, kas yra numeris 1 investuotojas pasaulyje, kuris vidutiniškai metinę grąžą turi dabar apie 20%, paskutinius ten 50 metų iš eilės kažkas tokio, nuo ta kaip Berkshire Hathaway atsirado. Tai jeigu jūs sugebat, nesakau, kad įmanoma, bet tarkim, kai jūs sugebat sugeneruoti 40%, tarkim, dvigubai didesnę grąžą negu ką sugeneravo jis. Jeigu jūsų investicija yra iš tiesų 1200 eurų per metus ir jūs sugeneravo tą 40%, bet jums tai užtruko papildomą, sakykime, nežinau, 40, galbūt 80, galbūt 120 valandų, galbūt netgi daugiau. Tai paimkite tą pliusą ir tiesiog paprasčiausiai padalinkite iš savo turimų tą valandų kiekio, taip sakant, kiek uždirbot per kiek valandų. Ir kai pamatysit, kad jūsų valanda darbe arba jūsų valanda papildomam, sakykime, ten overtime padirbėti atneša 3 arba 4 didesnius rezultatus, suprasite, kad galbūt šitas žingsnis dar nėra jums su dabartiniu kapitalu. Galbūt pirmas žingsnis yra padidinti pajamas ir tada žengti tuos žingsnius. Tai netgi kraštutinis sėkmės atvejis nėra efektyvus šiuo atveju. Dabar, jeigu jūs matote tuos 25-30 metų ir atrodo, tai yra gerokai per didelis laikotarpis, tai priminsiu, kad galima laikotarpį tikrai mažinti, jeigu jūs turite didesnės investavimo sumas. Tai mes kalbam 500, 1000, galbūt netgi 1500, galbūt netgi daugiau investuoti. Ir vėl čia visą laiką išsiskirs scenarijus, kiek žmonės gali ir ko iš tiesų, kokios realybės gali tikėtis. Labai vengčiau visų minčių, kur aš galiu uždirbti ten N procentų, ten 10% per mėnesį arba kažkas tokio, nes šitoje vietoje jūs nelabai turite laiko švaistyti, jeigu jūsų tas laikotarpis iš tiesų yra labai trumpas. Tai jeigu labai trumpas, aš sakau, mažiau negu 10 metų. Šioje vietoje jums reikėtų labai strategiškai sukaupti ir žengti pirmus žingsnius, kad neprasidėtų kažkokios neteisingų scenarijų, taip sakant, pasirinkimų baimės. Vėl, jei laikotarpis labai trumpas, nepamirškite, kad jūs turite įsivertinti rizikas ir sviravimus. Jeigu mes kalbam apie 100 eurų investiciją ilguoju laikotarpiu, aš labiau paskatinčiau per tą prizmę sėdėti aukštesnėje rizikoje ir matyti tą ilgąjį laikotarpį ir praeiti per tam tikrą edukaciją, nes jūs pačioje pradžioje nebijosite tų sviravimų tiek daug, kiek tikėtina jų bijotumėte, jeigu suinvestuotumėte iš karto ten 10 arba 100 tūkstančių. Ir pabaigai aš sakyčiau, paskatinčiau susirasti ratą žmonių, kurie nenori stovėti vietoje. Taip sakant, nenori nieko nedaryti. Nori iš tiesų judėti į priekį, nori kažką išbandyti, nori kažkokius galbūt kurti verslus, turėti idėjų, diskutuoti apie kažkokias specifinius variantus ir pradėti galbūt investuoti arba kurie jau investuoja, nes ta taisyklė veikia. 5 žmonės aplink jūs parodys, ką jūs iš tiesų veikiate šitoje vietoje ir kaip jums sekasi. Ir pabaigai diversifikacija, šiuo atveju, kad mes skirstome tarp turto klasių, prasideda tada, kai tikslas bus matomai pasiektas. Tai reiškia, jeigu aš dabar matau, mano 100 eurų investicija, bet tarkime, aš jau turiu investiciją ten 200 tūkstančių ir matau, kad man iki to norimo laikotarpio liko 15 metų.
Tai jūs matote, kad man tas 100 eurų yra jau kaip ir nieko nedarant, aš 0 galėčiau investuoti ir man jis vis tiek uždirbtų per tą laikotarpį tą kapitalą. Tai aš realistiškai labai tikėtinai, kad pasieksiu tą tikslą ir aš čionais galiu skirti tuos pinigus jau į kažkokias kitas sferas ir galbūt kažkur kitur, kur man tų pinigų, sakykime, dabar nereikėtų. Tai tas 100 neprivalo čionais keliauti. Vėl, jeigu mano tas laikotarpis dar vis yra, sakykime, labai galbūt trumpas ir aš galbūt ant ribos, ar aš tikrai pasieksiu ar nepasieksiu tą etapą, gal dar vis skirčiau tą 100 eurų arba skirčiau mažesnę pinigų sumą, bet idėja labiau yra per tą prizmę, kad kol mes nesame užtikrinti, kad mes pasieksime tą bazinį reikalavimą, kad mūsų, sakykime, išlaidos yra padengtos, aš nesifokusuočiau per daug į papildomas diversifikacijas, per turto klases, nes tai bus lyginamai brangios investicijos. Pagalvokit taip, jeigu jums 100 eurų investuoti kainuoja kokius, sakykime, vienas pirkimas ten 3 eurus. Tai jeigu 3 eurus nusiperkat, už 3 eurų pirkimą nusiperkat kokią ten 20 eurų investiciją, tada dar už 3 eurus nusiperkat 30 eurų investiciją, dar už 3 eurus kokią 50, jūs realistiškai išleidot 9% sumą nuo savo pirmos 100 eurų investicijos, kas yra 1 metų grąža. Tai čia realistiškai bus neefektyvus pasirinkimas diversifikuoti, nes jūs žlugdysite savo rezultatus pačioj pradžioje. Tai aš tiesiog paskatinčiau šioje vietoje palaukti, kol investicijose yra bent pirmas 100 000 ir kai pamatysite, kad tas skaičius finansinės nepriklausomybės jau yra labai greitai pasiekiama. Dar vienas siurprizas. Yra bonusas, jei atsidarėte sąskaitą po gegužės 1 dienos ir pasipildėte ją didesnę sumą. Visą info paliksiu aprašyme, bet jei pasipildėte savo investicijas 5000 eurų arba daugiau, 3 akcijos vertos nuo $3 iki 800 su šituo kodu. Jei pasipildėte 20 000, 10 akcijų dovanų su šitais 2 kodais ir jei viršite 50 000, net 20 nemokamų akcijų su 3 kodais. Pasinaudokit progą, nes galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Gerai, tiek tikiuosi padėjau, tikiuosi bus paprasta. Priminsiu, kad portfeliai pasiekimi per nuorodas, tas pats S&P 500, viso pasaulio fondas, tas pats brokeris, ta pati mano dividendo eksperimento skaičiuoklė, jeigu norėsite išbandyti. Tai viskas nuorodose. Su jumis susitiksiu kitame video, o čia yra dar finansinės laisvės skaičiuoklė. Kas tas 228235, taip sakant, iš kur tas skaičiavimas, ką tai reiškia, kokie čia mokesčiai skaičiuoti ir visa kita. Tai iki greito, nepamirškit like ir subscribe ir susitiksim rytoj.